Sveiki visi, šiame video papasakosiu, ką daryti, jeigu jūsų eBay rankinis neveikia arba tiesiog yra neatpažįstamas Assetto Corsa Rally žaidime. Tai iš pat pradžių jūs turėsit nueiti į komentarų skiltį ir aš ten būsiu prikabinęs nuorodą į Arduino IDE programą. Ją turėsit atsisiųsti ir kai ją atsisiųsit, turėsit pažiūrėti, kokie įrenginiai yra prijungti prie jūsų kompą. Tai paprasčiausiai nueisit į viršų, paspausit štai šitą mygtuką ir jums išmes prijungtus įrenginius. Tai jūs turit susižinot, koksai įrenginys yra jūsų rankinio Arduino mikroschema. Tai bus galima lengvai padaryti, tiesiog iš pradžių galit pasirinkti, kurį norit, jeigu nežinot, ir tada, jeigu atlikus mūsų padarytus veiksmus parodys, kad nebuvo įkelta programa, reiškia, reikės viską padaryti ant kito įrenginio. Tai mano atveju tai yra COM9 įrenginys, aš ant jo paspaudžiu ir man rodo štai tokį kodą. Taigi, iš pat pradžių jums reikės atsisiųsti joystick biblioteką. Tai galima padaryti spaudžiant Sketch, Include Library ir Manage Libraries. Tai čia turit susirasti joystick ir jisai turi būti padarytas Matthew Hieronymus. Tačiau, kaip matot, čia yra joystick ESP32S2. Mums šita biblioteka netinka, nes jinai neveiks su mūsų rankiniu. Todėl aš prikabinu nuorodą į komentarų skiltyje, kurią paspaudus jūs galėsite atsisiųsti zip failą, kuris bus ta biblioteka, kurios jums reikia. Tai aš dabar pavaizduosiu, kaip tai turi būti. Štai, nueinam į Google, mano atveju tai yra Brave'as, suvedam nuorodą, jūsų atveju tiesiog paspaus galėsit ir spaudžiam Enter. Štai išmeta mum pasirinkimą, kur norite atsiųsti, tai aš tiesiog siūsiu į atsiųsti failai ir tiesiog įrašyti spaudžiat. Tiesiog šitą zipą jūs įkelsite į Sketch, Include Library ir Add.zip library. Čia paspaudžiat, nueinat į kur jūs išsaugojot tą failą ir tiesiog jį pasirenkat. Ir paspaudžiat atidaryti ir viskas. Tai aš, kadangi jau ją turiu, manęs klausia, ar aš norėčiau perrašyti dabartinę, tai aš spaudžiu yes, nes tai nieko nekeičia, jūsų atveju jums turėtų nieko neišmest. Ir viskas. Biblioteka yra įrašyta ir štai parašom, kad library installed, reiškia, jinai yra jau įrašyta. Tuomet nueisit į video aprašą ir suvesit štai šitą kodą. Tiesiog jį nukopijuosit ir įstatysit štai čia. Štai viskas yra įstatyta. Ir tiesiog paspausit štai šitą rodiklę ir va čia šone atsiranda žodis upload. Ją paspaudžiat ir jisai įkelia šitą kodą į jūsų Arduino rankinį. Tai dabar reikia biškį palaukti, kol jisai įkels viską. Gali būti garsas, kad įrenginys buvo atjungtas, tačiau jisai po kelių sekundžių turėtų atsiras, kad jisai prisijungia. Tai štai, kaip matėt, buvo parašyta done uploading, reiškia, viskas pavyko ir jūs į tinkamą Arduino įrašėt šitą kodą. Ir ties šita vieta iš tikrųjų viskas, gali tai žiūrėti, ar viskas veikia, bet jeigu neveikia, tada turit susirasti pačiam viršui, va, yra handbrake pin lygu A0. Ir dažniausiai būna taip, kad tai turi būti A2. Tuo atveju turėtų veikti dažniausiai.
Tačiau jeigu neveikia, tiesiog bandykit eiti per 1, 2, 3, 4 ir taip iki 7. Ir kažkuris iš tų pinų turėtų suveikti, nes tiesiog yra skirtingai sulituota pas skirtingus modelius ir tiesiog tame yra esmė. Tai mano atveju yra A2 ir aš vėlgi spaudžiu upload, kad man išsaugotų tą A2. Ir vėlgi biškį palauksim. Na štai, vėl rašo done uploading, reiškia, mums viskas pavyko. Na, parašo done uploading, reiškia, mums viskas pavyko. Taigi, tada tiesiog galite uždaryti visus failus ir viską ir pas jūs turėtų, galite šito nesaugoti iš tikrųjų, nes jums to kaip ir neturėtų prireikti. Taigi, toliau jūs galite nueiti į Assetto Corsa Rally ar kur nors kitur, į tą patį Assetto Corsa paprastą Content Managerį, aš parodysiu ant Content Manager, nes man taip yra tiesiog patogiau. Štai nueinam į nustatymus, į jungtis ir štai matome, mūsų rankinis yra vaizduojamas. Štai aš jį per naują parodau, jisai va susitraukia ir jisai kuo puikiausiai veikia. Galite matyti, kad aš esu nusistatęs nuo 48% ir nuo iki 65, tai reiškia ta prasme, kad jeigu aš padaryčiau viską ant 0, mano rankinis tiesiog būtų visada įjungtas. Tai yra dažniausiai rankinio problema, bet tai tiesiog viską galima sutvarkyti stumiant štai šituos rodiklius. Su kuriais viskas kuo gražiausiai veikia. Tai kaip ir sakiau, čia turi būti bent jau mano atveju 48. Jūsų atveju gali būti kitokie skaičiai. Tačiau tame nėra jokios problemos. Ir štai, mes viską susitvarkėm ir viskas veikia.